Kaip galvoji, kiek studentų miesteliui metų? 25. Nežinau. Nuspėk. 20 gal. 70. Kokie... Na vis tiek čia seniai 60. Kokių 60? 50 metų. O čia dar blogiau. Bus kokių 50? Metų? Nu, manau, labai daug, nes studentų miestelis jisai įsikūrė kartu su šitais fakultetais. Tai kiek galėtų būti? Šiemet jubiliejų švenčia. Nu, nežinau, kokia 50 gal. Nuo tada, kai įkurtas universitetas gal? O kiek galėtų būti skaičius? 22, ar ne? Tai turbūt jo. Tai dabar Bent jau tam paskaičiuot. seniausiam pastatui chemijos fakulteto A korpusui tai tikrai daug metų, ten apie 100. O jau 40 jau su jais. Palaukit. 60. Ai, kada pradėjo statyti, kada atidarė. Aš dirbu nuo... Šiemet jubiliejus. Taip. 50 neturi dar. 50 tiksliai. Aha. Palaukit, 60-ais tik pradėjo pirmosios plytos statyti. Bet nebuvo pastatų pastatyta, aš apie pastatus kalbu. Taip, o kai pradėta buvo Baršausko studentų miestelis, taip, 61 metais, taip, tiksliai. Tada aš dar buvau jo aspirantas ir čia dar mes su profesorium Baršausko atvažiavome ir akmenį dėjom. Aišku. Kaip galvoju, kokia buvo pirminė kolegų paskirtis? To klubo kolegų? Skaityti knygas gal studentams. Kiek žinau, klubas buvo. Kaip čia mano supratimo, kavinė, restoranas. Klubas? Nu, aš nežinau, kas ten viduj yra. Tai ten irgi gal buvo kažkoks fakultetas pradžioje.